Nu ką, viskas, Range Roveris Sport sutvarkytas. Ir Artūras pasakėm viso gero. Visų šimto nesąmonė. Nu ką, sveiki, kaip ir rodžiau, pirmadienis pas mus va toks. Atėjo ta žiema, kur mes jūs laukiam prieš šventes, prieš naujus, prieš kalėdas. Tai jinai atvyko pas mus dabar. Ką norėjau parodyti, kad šeštadienį aš buvau be kameros, nes buvau palikęs medžiagą montuotojui. Ir mes nupirkom su Artūru štai tokį va automobilį. Artūras bachurauja dabar. Nuostabus automobilis šiaip, geras. Tai va, tai nupirkom tokį varendžiką. Biškį yra problema, atvarėm į servisą pasitvarkyti. Vairo... Kas ten, Artūrai, per problemą? Vairo padėties daviklis. Vairą į, pavyzdžiui, kairę, o kompas rodo į dešinę. Jo, biškį grybauja. Tai va toksai va gražuolis. Juodas pirkimo nefilmavau, nes kaip minėjau, neturėjau kameros, telefoną norėjau filmuoti. Visas oda, roža, atmintis, ten ir taip toliau. Kokį turi niuansą, va lubas pakritusias. Reiks iššaut žvaigždėtą dangų. Tai va toks varendžikas. Visi toks, jis galingi, toks atrodantis, piktybiškas automobilis, kaip aš sakau. Gal įsikėjo, kas nors nori nupirkti arba kokį Aš manau, kad... norės pasakyti. Aš manau, Artūrai, kol išeis serija, tai mes jau būsim pardavę šitą automobilį. Gali būt. Gal. O jeigu ne, tai jeigu jis domina, parašykit mums. Kas čia per velnės ant tos kameros? Vėl čia mano veidą fokusuoja. Nu, gal dabar nebefokusuos. Aš važiuoju ir medituoju. Medituoju kodėl, nes nervuoja viskas mane labai stipriai. Pirmadienis toks, kaip matėt, paruošėm Range Rover, Land Rover Sport. Ir vienu žodžiu važiuojam pažiūrėti automobilio už kelis šimtus eurų vardan numerių, nes pasiūlė man čia per pirikūpus už interesą automobilį. Ten yra 3 šešetai, tokie patys kaip pas mane Mersu. Galvoju jos pakabinti žmonai Nikso. Tai va, tai važiuoju pasižiūrėti Zephyros. Jeigu net tikrais tais numeriais, tai nupirksiu. Už ją nori 400 eurų plus 50 intereso. Tai būtų gerai pasidaryti iki 3 PM su žmogum, su interesu bus 400. Ją priduot kažkur į metalą už 2 PM, liks numerėjau 100 PM, kaina nebloga. Nu va, žmogus norėjo filmuotis. Turim tokį va Zephyriuką. Jis mums stovi 450 eurų. Turi tokį daužimą, rytoj važiuosim pas Edgarą į meninį lyginimą. Biškį trankys. Fara šviečia, tai čia užkliuosim izoliaciją. Jis turi technikinę 1,5 metų, o PC kažkokią va apdailą. Rekaro saloną. Užrakinau Rekaro saloną, šildomas sėdynės, nukritusias lubas. Van, kaip matot. Lietnykus, geras žieminės padangas. Ir jisai kol kas be numerių, nes aš įdėsiu ant raudonų numerių. Dėsiu kodėl? Nes šitus vat padovanosiu numerių žmonai šešetus. Nes pas mane lygiai tokie patys. Bach. Manau, kad šitie numeriai man gausis nemokamai ir aš dar galbūt ir kokį 100-200 liksiu pliusą. Tobula varkė. Labas rytas, mes nusprendėm padėti žmogui. Kodėl mes jau nusprendėm? O, pala. Tai pareigūnai mus nubaus šių, ne? Kur nors. Vienu žodžiu, žmogus pats tempė savo mašiną, kai mes važiavom, kuris yra. Sveiki! Kas nutiko? Sulūžo? A kur jūs tempėt? O ir pareigūnai prisistatė, žiūrėkit. O kur jūs pats tempėt? Kur jūs tempėt? Ne, aš noriu pasiteisinu. A kažkur kitur norit ten? Čia iš šono šitą juosiu dar daug pasiteisinu. O tai kur jūs tempsit? A
Atvažiuoja draugas, atvažiuoja ant lentos, šlikaitis, man gali užsimausti. Tai čia iš šono norit pastumti? Jo. Tai gal jums padėt? Gerai. Einam, padėsim žmogui, jis labai jokingai tempia mašiną, paėmės už virvės ir pats tempia. Tuoj pravažiuos gal. Artūrai atsargiai, kad nenumuštų tavęs. Ir dujos blėt. Čia iš šono va, ne? Jo. Ir pastatykit ant avarinio. Susukit vairą. Op, gerai. Op, gerai, sutvarkysim tą reikalą, padėsim žmogui. Op. Vairuok tu, vairuok. Tai va čia šonį ir atsistok. Viskas, žmogus sakė, kad pas jį atvažiuos draugas ir padėsim. Mes tiesiog padėjome perstumti kitą kelio pusę. Sugėdo mašina. Sakė, atvažiuos draugas. Atėjo pažiūrėti YouTube, pafollowins paliubomu. Jo. Automobilį? Ne, mes nepirksime automobilio. Turėjęs aš tokį Chryslerį. Nieko gero iš jo. Artūras kaip pareigūnas visus sustabdė. Rėktan visų pradėjo. Nes eismas didžiulis, nieks nesustoja, visiems pofik, visi lėkė savais reikalais. Kad žmogui nelaimė, žmogus eismą užkliūdęs, tai niekam tai nesvarbu, kaip sakoma. Artūras išėjo, blemba, stokit, sako visi greičiau. O mes keliaujam į Zarasų rajoną žiūrėti Subaru, koks ten, Outbackas? Outbackas 12 metų su nauju snukiu. Ir dar susitarėm su žmogum, gavom pasiūlymą Toyota RAV4, bet neveikia 4x4, nuimtas kardanas ir užė reduktorius. Tai su žmogum sutarėm 1500 eurų ir siūsim tralą. Tralas išvažiuos vakare, tai per tą laiką mes dar lekiam į Zarasų rajoną patys, nes ten neapsimokom važiuoti, kad tas užė, šmužė, nu kam ten to reikia. Tai geriau tralui sumokėt, turim katalistą neblogą. Tai va, tai lekiam prie Outbacko, aišku, važiuojam per Molėtų šitą gerą kelią, Tarataiką. Ir žiūrėsim, kas ten per Subarikas, nežinom, žmonės norės ar nenorės filmuotis, gal pafilmuosim jau nupirkę. O gal norės, bet kažkodėl linkęs abejoti, nes vyresnio amžiaus žmonės jie filmuotis dažnai nenori. Nu ką, šaikelė, tai Outlanderis ir Subaru nupirktas už 5,1 abudu automobiliai. Subaru palikom, grįšim pasimti paskui, o Outlanderis štai ten važiuoja priekį. Outlanderis parduotas, nu tiksliau gautas už Outlanderį užstatas. Outlanderį rytoj pasiėmiau, Outlanderis iškeliavo už 2,5. Už 2,5, ką toliau turim. Kol aš pardavinėjau Outlanderį, Artūras pardavinėjo Citroeną. Pridėsim tenais biškį ištrauką, Artūras pafilmavo. Žmogus valandą laiko žiūrėjo automobilį už 500 eurų. Nes sau ten į kažkur, kažkam ten vėl nežino, su dažų matuokliais, su veidrodėliais, ten kišo, žiūrėjo variklį, viską. Jau kaip ir sutarė. Artūras supildė dokumentus. Jis ten kažkam skambino, tada dar sugalvojo, kad jam dar kartą prasivažiuoti reikia. Ir Artūras pasakė jam viso gero. Tai vienu žodžiu sako viskas, tu jau atsibodai. Valandą laiko mes suprantam, kad bet ten žmogus irgi ten parinkinėjo kažką mašiną, kažką ten norėjo, ten aš nežinau ko, dviratį išrasti. Ne taip tiesiog žmogus, bet ten ta mašina, tardymui ten neskirta, ten buvo jam paaiškinta, kad ten triperis už 500, tiesiog, ten jardymą tą mašiną. Ne, vis tiek ten įsikalinėjo ir Artūras, kaip ir pasakyt, sako, teko jiems atsisveikinti. Video mes pridėsim, bet mus kankina baisus, negalvojat, kad čia lengvas darbas. Išsiuntėm tralą į Mažeikius. Nežinau, aš jums čia pasakojau, ne, gal ir pasakau. Suderinau Outlanderį, man atrodo pasakojau, bet jau pinigėlį paduoti, tralas važiuoja į Mažeikius. Šiandien grįžta tralas su RAV4 pas mus, kuris atsistos mums 1,7 namuose. Ir mes patys dabar važiuojam dar į Grigiškes žiūrėti Passato B6. Ir pažiūrim Passatą, nežinau, perkam, neperkam, jeigu perkam, tai kažkam gal ten pafilmuosim, parodysim nupirkę Passatą.
Ravo nepafilmuosim, nes išvažiavo Tralistas mum parvežti, mes jau ten viską sutarėm su žmogum. Ir dar vėl su Artūru šiandien važiuosim į Zarasų rajoną už Utenos. Atsivaryti su Bariko. Atsakingas. Ką sakė? Špokai? Nes ant šalto tai gerai. Tu filmuoji, Artūrai? Maladės. Patrauk rankinėlę. Ško traukiau, neatsidarė. O. Nu ką, Passatą leido mums filmuoti savininkas, tai va tai biškai pasižiūrim, ką žinko, gal mes čia labai nežiūrėsim. Pažiūrėsim. Dūmina gerai, tas gerai, tas gerai. Tas gerai, tas gerai. Tas gerai, faras reikia papoliruot. Opa. Jaunieji youtuberiai filmuoja mano mašiną, nurodai? Nurodai? Gerai. Nieko per stiklą nematysim. O kur liko, kurioje mašina mano tas? Mersi gal ne? Pažiūrėsiu, gal turiu gramštuką biškį stiklą prasivalyti. Valis važiuoja, plėtkais. Man kažkaip atrodo, kad technikiniai kažkas gribavo. Čia pasikoks variklis 2... Čia 2 litrai. 103. Tai jo. Nu, gal šaltas, gal šilga, koks PDF susikeišęs. Gal reikia išpjauti, išprogramuoti. Rankinis veikia? Jo. Baisu, aišku, traukti, kad blemba. Magelis veikia, tas veikia, anas veikia. Kas čia dar? Kėbulas labai įdomiai gyvas, faras reikia nupoliruot. Faras reikia nupoliruot ir trauką reikia pasižiūrėti. Nu kažkas smirda, vat užjudi. Kažkas vat... Nu įdomu, kas čia smirda. O bagažinė? Ai, va šita va. O čia va neprisikabino? Nu ir čia tas pats. O gabaritas galinis? Ne. Ai va, vienas dega, jo. Ai, ir atbulinis vienas iš dešinės, jo. Ir tai kaip ir taip tokio praleido. Kažkas apsukų neduoda kelt. Nes jo, aš ant šalto duoda, kas vat gali būti įdomu. Šiaip reiktų mechanikų skambinti. Supratau, ar jūsų kaina galutinė? Gal 900 padarom. Oi, aš norėjau mažiau, mes kalbėjome apie 8. Ne? Apie 8 kalbėjom, nu sakiau 8. Jo, žinau. Bet kėbulas gal geras, nes... Nu, bet reikia tvarkyti, reikia žiūrėti, kas ten yra, ne faktas, kas jie yra. 8 PM ir... Įsivaizduoju, dar taip nėra buvę, aš galvoju, sakysiu, davai 7, man žmogus sako, davai 9. Tai gal davai tada pasliekam 8, pildom ir važiuojam. Gal 8 PM? 8, nu blemba, nu kaip taip, tai aš atvažiavau už 8, tai... Nu gerai, gerai. Tai gerai, pildom už 8, blemba, matot kaip būna. Blemba, tie žmonės. Labą rytą, žiūrėkit, kokius sakinius radau. Nuostabius. Rajonskį atvarė mašiną žiūrėt. Šildo čia, šmildo. Žiūri kažką. Rytiniai, trečiadienis prasideda nuo pardavimų. Vakar užpirkimų. Štai tas Passatas, kur vakar nupirkom, ten Outlanderis jau parduotas. Ir atvyko pas mus, kur vakar sakiau, RAV4, jau kieme. Labai geros būklės, netgi geresnės negu tikėjaus, kad jisai atvažiuos. Tai va tokį va turim RAV4. Nu gražuolis šakės.
Žiūrėkit, kokius akinius gerus radau. RAV4. Opa! Tik saulė gaila nešviečia. Tai vat, akinius padaunosim močiutei. Parduodam Passatą, va to žinau. Jeigu šitas klientas neperka, yra kitas. Važiuojam, plaunam. Ką plaunam, ką darom. Tai va, toj protestuoja Passatą. Outlanderį vakar jau pardavėm, gavom užstatą. Tai dabar važiuori Passačiuką ir jeigu neperka, yra žmogus, kuris sako, vežk man, žino visus trūkumus, viskas, sako, aš kart paimu. Tai va, tai prasideda mūsų rytas. Ką toliau darysim, net neįsivaizduoju, gal šitus sakinius nusimsim, man atrodo, pirmoj eilėj. Tai va, o toliau, nežinau, yra daug darbų, reikia dirbti, nes reikia pinigų. Tai važiuosim. Kur mes važiuosim? Ai, važiuosim RAV4 ruošt, RAV4. Reikia ką, išplauti ir viskas, ir fotkinti skelbimus. Zefyrą va reiktų tada raudonų pastatyti numerių, nuvažiuot. Irgi paruošt, gal pas Edgarą užvažiuot meninį lyginimą. Padiplavome Zefyrą, filmavom ar ne? Filmavom biškį. Tai va. Tai kažkas vyksta, vienu žodžiu, kažkas vyksta. A ne, Artūrai? Nieko čia nevyksta, nieko neparduodam. Nieko neparduodam? Ja, Tu nesinervuok, nes vakar nupirkom 4 mašinas. Vieną užstatą jau gavom, toj parduosim visas 4. Subarikas, įdomus Subarikas, man vat, įdomiausia dalis yra Subaru. Kaip parsiduos Subaru. Nu tai va, tai ką, ko čia stovim, ko čia laukiam šeimininko. Kas nesmirda mersi? A? Na, biški, trinktel, tu matai? Ventiliatorius kažką pučia. Ir su gerovės darosi, nu tiek kilometražo. Reikia darbinės mašinos, Artūrai, mums. Sveiki. A, dar kažkas skambina siūlėt, sveiki. Taigi tik tai Varsta, ne? O, blema. O! Taip, kūrėsi važiuoja, jo? Tuoj biškai pabandysiu pavažiuoti čia vietoj. Mersą paliksim. Dėdas dar kažkam skambinė siūlės mašiną. Girdėjai atvažiavam? Tuoj, sako, čia su vienais va kalbu. Bet traukia. Vairas biškai sunkokas sukasi. Vairas toks įdomus, žinai. Nesuprasi, čia jis sunkus ar nesunkus. O Murtai kaip biškai paplaukė, ne? Ne nauja mašina. Vairas sunkiai sukasi. O Murtai kamchana ten, nu, toks. Kaip ir matas toks. Čerepūzikas, kaip aš sakau. Senai turėjot? Supratau, kokia čia jos kaina? Nu, 4. 4? Kaip nugaras skauda. 5 norėčiau. 4 spam per vidurį, kertam, pildom ir važiuojam. Tai 5 nedatempsim nieko. Nu, triperiukas, nu tai ten. Žinau. Tai tas. 5 būtų gerai, kaip tokia graži suma. 4 pėm va labai gražiai. Šiaip 4 gražesnė, bet jau per vidurį įmam 4 pėm ir vse. Davai, 500. Ir dar problema. Akumuliatorius naujas. Davai, 500. Rėbetos. Nu, atvažiavom kaip tik pas jūs. Jo. Nu. Tai jo, iš karto galvom. Važiuojam tiesiai viskas numeris. Sniegas tik pradėjo. Nu, padarom 4 pėm. Давай 500. 500 и все. А что, линия то сидели лишь 500. Ну 500 и спокойно гал. Кинулись на. Не 4 пėm. Nu, padarom 4 Я pėm. жду, dabar aš neseniai iš Egipto grįžęs, dabar Iš ko? iš Egipto, tai A. aš dabar ant tos bangos dėrėtis nieko. A, iš Egipto jo, tenais, Egiptas, Turkija. Egiptas, Turkija, jo. Nu, padarom 4 pėm, nu, всё, ir pildom, ir tiek to. Greitai, varom, tvarkom, dirbam toliau. 500 įsipilk. 500. Давайте jau, ребята, Ale, sgirtėlė ku, uždirbsit. pamėt.
Paliko korčius labai, tai ką čia 100 kokį uždirbsi, aš gal išplovęs padaręs kažką. Mergos taip ir vadinau korčiukų. Korčiukų? Jo. 500 ir все. Žinau, kad aš daugiau už jį nepaimsiu. Tai... Nu 4 pėm. Labai, nu, nes norėjau 4 labai, bet nu 4 pėm, fiks nėmiau. 4,75. Aš sakau, negrįžęs, niekaip. 4,75. 4,7. Davai 4,7. Sakyris, все, Artūras eina pildyt Kaip su dokais. dokumentus, o aš sėstas labai nugaras skauda. Čia žmogaus bus viskas. Tai gerai. Mokės patvirtinti perleidimą? Jo. Nu, zefiriukas nupirktas už 407 eurų. Plovyklų niekada turbūt nebuvęs. Važiavau Vaikiemą, rodau Subaru. Artūras skambino, pardavė Zefyrą už 800, kur vakar pirkom už 407. Nu, tai 300 liko, nes ten, plovykla dar kažkas buvo. Tai biudžetą keliauja per pusę 105 euriukų. Na, tai nėra blogai. Tai va, ir dabar rodau Subaru žmonėm ir paskui prisijungsiu, pasakysiu, pardaviau ir ne. Viskas, Subaru parduota už 4,5 tūkstančių eurų, į biudžetą keliauja 1000 per pusę po 500. Visai nebloga. Su nugaros skausmais yra pradžia. Zdarova, saulutė šviečia, nuotaika superinė. Atvažiavom žiūrėti Audi iš Amerikos A7 ir spėkit, ką mes pasidarysim, kad mūsų nieks neapgautų, pažiūrėsim jos istoriją. O kaip pasižiūrėsim jos istoriją? Pagal CarVertical. Pasitikrinsim VIN kodą. Jeigu jūs norit pasidaryti tai, pirkdami savo automobilį, kad jūsų neapgautų, ar buvo suktarida, ar daužtas, ar dar kažkas, ar galbūt nebuvo vogta, o galbūt skendus, o galbūt iš dviejų viena suvyrinta, tai pasitikrinkit per CarVertical. Su nuolaidos kodu ALAN gausit 20% nuolaidą. Nu kaip galvoji, Artūrai, ką pamatysim per CarVertical? Koks buvo smūgis? Kaip galvoji? Aš galvoju, kad buvo į priekį, matau pagal tarpus, kad nesueina. A ne? Galvoju, kad bus smūgis į priekį buvęs, tada kas dar? Nu toj viską mes sužinosim, toj gausim ataskaitą ir viską matysim. Nu ką turim, va galim parodyti, ką turim. Turim tikrą ridą. Paskutinė fiksuota 161 tūkstantis. Bet tai va, žiūrėkit čia va. Žalas Jungtiniai Karalystiai. Ir čia žiūrėkit. Vidutinė automobilio rinka. Šiandien. Ar jūs matot, kiek pinigų? 23, aukščiausia 25, 21. Pažiūrėkit, koks buvo kotletas. Ar jūs matot? Ir čia du kart 23 ir 22. Žiūrėk, 22 buvo taip suniokota. Čia gal dar nėra baisiai. Čia 22 metais, ne? Tu pažiūrėk, 23. Čia vėl tas pats? Arba jinai vėl prasidavinėjo. Jo. Du kartus prasidavinėjo, tai turbūt neprasidavė. Nu ką tu galvoji, man atrodo, kad dabar mes kainą paderinsim. O dabar mes kainą paderinsim normaliai. Tai vat, neapsigaukit ir jūs, tikrinkit su nuolaidos kodu ALAN ir gausit 20% nuolaidą. Ir ką, pasitikrimės tą CarVertical, viską biškį padėjo mums pasidaryti. Ir Audinę mes nupirkom už 6200. Aš manau, kad čia labai yra ahujena kaina, nes pasižiūrėjom kainas Amerikoje, stovi virš 7, dar Amerikoje ir sudaužyti. Artūrai, ką tu gali pakomentuoti tai? Ką tu galvoji? Bus pliuso. Tik to mums ir tai reikia. Važiuojam toliau, karočią. Paskui kažkas bus įdomaus, pasijungsim būtinai. Bet CarVertical mums padėjo pasidaryti. Tai ir jūs tikrinkit savo perkamus automobilius, bet būtinai pasinaudokit kodu ALAN ir gausit 20% nuolaidą.
jūs galvojat? Pažiūrėkit, per stiklą nieko nesimato, parodyk, kas darosi iš galo. Ar matosi? Bet nieko nesimato. O tu savo viskas rūkė, matosi? Ir vidurdėlį dar gali parodyti. Mums nutiko bevažiuojant nelaimę. Nusmovė kažkur antifrizo šlangas, visas antifrizas suvarė nuo variklio, dabar iš mašinos garai visur varo taip, kad atrodo rūkas visur. Bet tai ką mes padarysim, mums iki servizo liko kilometras, jau turim davažiuoti. Tai jau tokie tie penktadieniniai nuotykiai, tai čia žopa. Kitaip ir nepavadinsi. Nu, bet gal kažkaip datrauksim, jeigu kas nors gaisrinės pakeliu mums neiškvies. Biškį užgaravom. Žmonės turbūt įsigalo, kad mes degam, bet čia kažkur įsimovė antifrizo šlangą. Nu ir va tokie va vaizdeliai, karočią. Dar iš tų šūdų kvepo, dar iki servizo reikia davažiuoti. Kai važiuoji, tai iš galo išvis baisu. Va tokie tie penktadieniniai nuotykiai. Varom tvarkyti servizą. Nu va! Vos ne vos davažiavau. Bet jau automobilis ten, kuriam ir vieta, ant keltuvo, tai va viskas garuoja. Ir va tai va, kaip girdit, pučia ventiliatorius. Tai kol kas tiek. Pučia baisiai. Toj bandysim sutvarkyti. Ir ties tom, man atrodo, šita serija ir baigsis. Ar mums pavyko sutvarkyti ir panašiai šitą automobilį, pamatysite kitoje serijoje.